Sveiki atvykę į Kuršėnus. Nedrąsu gerokai, kaip čia gausis po kačerginės, nes pasirodo su šita padanga, su šitu pločiu tiksliau yra daugiau sukibimo negu tikėjaus. Priprasta prie siauros, tai kačergui nesisekė, tai tokių dviejopų minčių labai turėjau prieš važiuojant čia. Važiavus, tai sargiai iš lėto pasibandžiau. Gaunasi viskas, dar aišku, tų kliurkų ten daug. Bandom atsigaudyti slėgius. Toliau viskas, ką žinau, važiuoja, starto, nerandu kur starto, ta prasme pasistatymo linijos teisingos niekaip. Kažkur ne ten visada atsiduriu, bet viršui lyg susitvarkau. Nu, nėra blogai, tai reikia tik pasitikėti tuo sukibimu ir kad galima min stipriai gazuoti ir ta mašina nepersisukinėja, jinai greitėja, reikia daugiau pasitikėjimo, gazo ir liek, viskas gerai. Tvarom į antrą sesiją, atsišaudom kvalifikaciją liniją, pasibandom porinius kelis ir viskas, laukiam kvalifikacijos. Baigėsi antra treniruočių sesija, padarėm tik 2 važiavimus, pasibandėm skirtingas padangas, dar pabandėm šiek tiek dadėti sukibimo. Tai gavosi gerai, abudu važiavimai, vienas iš vis toks realiai kvalifikacijai būtų pats tas. Panašu, kad viskas gerai, važiuojasi gerai, mašina veikia, nežinau, neturiu priekaištų.
Nu tai ką, papasakotų apie dieną visą. Nu, diena gera, viskas buvo gerai, kvalifikacija praeita, tikslai gyvendinti. Top 3-2 susitikom su Vaškeliu. Lūkesčiai buvo važiuoti kiek galiu geriausiai, pabandžiau tai padaryti. Jo, teisėjai tarp kitko minėjo nedaryti didelių mandžių, ant pasistatymo nesustot, neužsiparkuot ir ten bla bla bla, ką sakė, faktas, kad klausyti nereikia. Žodžiu, atvažiavom į pasistatymą ir stipriai sulėtėjo Vaškelis, man nebuvo kur dingt, aš jį pastumiau, jis apsisuko, tada apsikeitėm vietom, važiuot reikėjo jau tada man lydą. Pradžia kaip ir gerai, tada vidury tos pirmos zonos čia užsuko pas mane į svečius Vaškelis, kaip sakant, pasibeldė beveik iki vidurio mašinos. Sulėkėm toliau, viskas buvo gerai. Tada aš pralošiau, buvau, neslėpsiu, nustebęs. Mano akim turėjo būti bent jau one more time'as, ten viskas gerai, sutinku, ta prasme viskas kaip ir normaliai, bet bent jau one more time'as turėjo būti. Bet teisėjų sprendimų aš pralošiu, tai tuom ir baigėsi mūsų šitas pasispardymas, vadinkim, ir viskas. Šiaip smagiau žymiai važiuoti su ta plačia padanga, važiuojasi stipriai geriau, smagiau, greičiau, viskas geriau. Atgal į Semi-Pro nebenoriu. Tai ačiū visai chebrai, kurie atvažiavo, padėjo, palaikė, viskas gerai. Gera diena, gerai praleistas laikas, tai viskas puikiai.